reikalaujam iš savęs daug koncentracijos ir susikaupimo ir bandėm išsiaiškinti ir bandysim atimti jų stipriasias pusės ir bandysim sustabdyti pagrindinį žaidėją ir norėtume žaisti gerą gynybą, gerai gintis ir žaisti savo žaidimą. Ar jau aišku, kam teks bandyti apsiginti nuo to Žalgirio? Aš manau, visiems teks po truputėlį. Jis kartais būna išsikeiti, kartais tam tikrą situaciją ar baudų žaidėjas prisirinkęs, manau, daug kam teks. Ir iš esmės daugelis įvardina tiesiog nesustabdo, tai pats man įmanomas, jeigu nei tai manimas visą. Tai jisai iš tikrųjų yra vienas iš geriausių žaidėjų ir tikrai žaidžia gerai ir komanda žaidžia ant jo, tačiau stengsimės. Jis tikrai vienas iš geriausių žaidėjų čempionato ir bandysim pristabdyti. Jūs akcentuoja, kad Vita Parkerio yra gera komanda. Kiek iš tikrųjų jis yra svarbus tai komandai? Aš kiek suprantu, jis metė po 15 metimų į varžybas, tai yra nemažai. Bet jisai visų pirma sukuria visiems kitiems galimybės mest laisvai ir jis ištampo gynybą, išdrasko. Aš nežinau, kaip be jo, bet aš kiek mačiau, jie ir be jo neblogai žaidė, taip kad sunku pasakyti. O paliekant Tony Parkerį nuošalį, kalbant apie mūsų pačių politikas, kiek pasižymė dalykai apie gynybą. Kaip jie veikti? Žaisti agresyviai visų pirma ir turim išlaikyti savo discipliną puolime ir žaisti savo žaidimą, turiu omeny, kad, kaip sakiau, agresyvumas, darinių atlikimas iki galo ir viską, ką mes norim, jeigu mes išpildytume, tai aš manau, sugebėtume užpilti. Jeigu su serbais kūrimas buvo labai geras gynybų, nes 90 taškų, tai vis gali nepasiginėti, ar serbai visą gerai pataikė? Sakyčiau, galbūt neapsigynėm. Porą ten klaidelių padarėm, tokių, kur jie, sakykime, įmetė tokius taškus. Tikrai galim gerinti savo gynybą. Treneris Kemzūra akcentuoja, kad jeigu rinkiniai pavyks surengti daugiau į atakų, galvodė, kad pergalė yra žymiai realiau. Kaip prancūzai taip pat pasižymė rytų puolimą. Ar šitas ginklas bus nuomonė? Čia ginklas. Ginklas šitas yra naudojamas tada, kai apsiginam gerai. Jeigu apsiginsim gerai, turėsim galimybę, nusimsim kamuolį gynyboje, turėsim galimybę užpulti greitam puolimą. Jeigu ne, tai bus sunkiau. Ir norėtume tą panaudoti, bet žiūrėsim, kaip bus. Jums žiūrėti pirmas rungtynės Vilniuje, ar atmosfera kažkaip skiriasi nuo Panevėžio? Komandui tai tikrai ne, bet tarp žiūrovų daugiau žiūrovų, žinoma, ir truputėlį karštesnė atmosfera. Malonu, aišku, ir ten malonu. Aš Prancūzas paskutinį kartą žaidėte prieš 4 metus, kaip daug panašių žaidėjų, kaip ir dabar labai skiriasi ta komanda ir šį. Žaidėjai skiriasi truputėlį, bet visgi jų braižas liko toks pats. Ir atletiška gynyba, šita komanda, kur žaidžia labai gerai gynybai ir stengiasi daugumą suverst taškų iš 3 sekundžių zonos, bet jie turi ir daug ir metikų, kur tikrai tada, kaip pasakyti, pasunkina mūsų situaciją. Bet visos komandos yra puikios ir geros ir daug čempionatų gerų komandų reikia su visom žaisti. Ar įmanoma per likusias 2 rungtynes išlaikyti tokį tempą? Apie pataikymą negaliu pasakyti, nes buvo fantastiškas pataikymas, gali nebūti, bet paprastai tokią kokybę žaidimą, kokią matom su serbais. Aš nežinau, pažiūrėsim.